Bet aš tiesiog irgi prisidėdamas prie to, ką Vytas sakė, aš sakyčiau ne tik savivaldos galias, kiek stiprinti, kiek žmonių iš tikrųjų įsitraukimą ir pačių žmonių galę didinti pačioje savivaldoje, man atrodo labai toks esminis uždavinys, ko dabar partijos turėtų siekti, tiek ir seniūnų seniūnaičių rinkimai, apskritai visa ta tvarka iki pat žemiausio lygmens, mano požiūrį, turėtų būti kuo labiau demokratizuota. Dabar ta sistema, kad seniūnus pasiskiria tiesiog išrinkta savivaldybė, man atrodo netinkama. Kitas dalykas, ką aš tikrai esu akcentavęs jau ir anksčiau, yra ir dalyvaujami biudžetai. Čia yra nepaslaptis ir Vakarų Europoje, ir Jungtinėse valstijos, ir kitur jie yra, kuomet būtent pačios tam tikrose dalyse gyvenantis rajonuose žmonės iš tikrųjų turi irgi tam tikrą biudžetą ir gali nuspręsti, kaip jį savo pačioje artimiausioje aplinkoje naudoti. Man atrodo, kad nuo tokių dalykų prasideda kuo didesnis žmonių įsitraukimas ir tai galiausiai išvirsta ir į pačią kaip didesnę savivaldos galią, tai yra pačių žmonių įsitraukimas. O visi regioniniai keliai, tai iš tikrųjų galbūt Vilniui kiek mažiau susiduria su to klausimu, rajonai tai su to susiduria nuolat ir čia tas minėtas tavo interviu ir tikrai ne iš pirmo mero esu girdėjęs, kad daugybė problemų kelia tai, kad regioniniam keliam arba Via Lietuvoje priklauso keliai, kuriuose važinėja, kuriais gyvena savivaldybės gyventojai ir jie mielai pasiimtų tuos kelius, tiesą sakant, toliau administruoti, kad jie būtų savivaldybės, bet problema iškyla kur, kad regioniniai keliai sako, tai jūs susitvarkykit visą tą kelią, kurių dabar būklė apskritai kelių Lietuvoje yra tragiška, sako, jūs susitvarkykit ir maždaug tada pasiimkit. Na tai čia savivaldybė sako, tada permeta tą kamaliuką, sako, tai sutvarkykit tuos kelius ir iš tikrųjų mes tada persiimam ir tolesnė visa priežiūra tų kelių jau būtų savivaldybės kompetencijų. Tai man atrodo, kad jeigu iš tikrųjų padaugėtų tų kelių ir galėtų čia atsirasti sutarimas, kurie savivaldai atitektų prižiūrėti, čia būtų daugybė klausimų išspręstas savivaldybės lygmeninės to nepasitenkinimo, kai savivaldybė adresuojami klausimai, o savivaldybė sako gyventojų, o savivaldybė sako, mes čia nieko negalim padaryti, nors ten jau metai, jau ten 10 metų tas pats duobėtas kelias ir jiem 10 metų sako, kad jūs esat kažkokia prioritetinė lentelė, kuri niekada neteina. Tai reiktų iš tikrųjų tą spręsti ir kad kuo daugiau tų kelių savivaldybė atiteks.